Labas rytas, gerbėmieji. Welcome back to business. Baigęs mano atostogas, galim pradėti darbuotis. Ar pailsėjau? Blemba. Visada noris pabūti dar ilgiau atostogose. Bet yra kaip yra. Darbas nelaukia, reikia dirbti. Tai grįžau darbuotis. Grįžau į darbus, mano mašinos nėra, net neįsivaizduoju kur. Greičiausiai servise, tai gavau kitą, ta kita irgi yra Volvo, viskas ten tas pats, viskas ok, tai jau sėdau į mašiną, susipildžiau popierus, susidėjau vairuotojo kortelės, viską pasiruošiau, o dabar einam dar apžiūrėti mašiną, kad nebūtų jokių apdaužimų, kažkokių nubrozdinimų, nubraižymų ir panašiai, nes dar nieką nežiūrėjau, tiesiog įlipau, susidėjau viską į mašiną ir viskas. Tai va, einam apžiūrėsim mašiną ir galėsim važiuoti. O šiandien darbai taip blemba. Iš ryto turiu važiuoti, pasiimti priekabą. Priekaba bus platforma. Pasiimu platformą, pavažiuoju, nežinau, 10-15 km. Turiu pasikrauti kažkokius metalus greičiausiai, nes važiuosiu į metalo bazę kažkokią. Va. Tai irgi taip gaunas gan įdomiai, kad važiuoju, pasikraunu ten metalus, greičiausiai tada grįžtu atgal į bazę, pasikraunu čia dar biškiuką ir tada jau važiuoju išsikrauti. Išsikrauti čia irgi nėra baisiai toli. Nu, kažkokia tokia va, lengva diena, sakykim, bus. Bent jau tikiuosi. Bet aišku, kaip diena, taip naujiena, nusiteiki vienam, būna kita. Žiūrėsim. Tai va, o dabar einam apžiūrėti. Apžiūrėsim mašiną, pažiūrėsim, ar viskas ok ir galėsim keliauti. Darbuotis. Oi. Laukia karšta. Gerai. Taks. Nu ką, čia turim. Mirusios Lašišos ekspresas. Taip ir nėra aptrankyta, atrodo. Manykim, viskas su jie plius minus gerai. Viskas lyg ir gerai. Laidai vietose. Balnas suteptas, padangos nenuleistas. Akivaizdžių pažeidimų kaip ir nesimato. Manykim, viskas ok. Tai dabar lipam į vidų. Viduj biškiukai toks lengvas šiukšlynas. Bet nėra ko norėt, kaip mašina per rankas eina, tai kažko įspūdingo ir nesitikėjau iš tikrųjų. Tai va, o dabar ką? Lekam kabintis priekabos. Pradėsim darbus. Einam prisipilti kurą dar staigiai. Nes baką tuščią praktiškai turim. Taks, kortelė čia. Kilometrų. Dyzelinio kuro prašytumėm šitą. Na va. Kol soliarkos pribėgs, einam, pasimsim kavos, nes kaip kitaip, be kavos juk ne dienos. Šiaip tai žinot, ką aš jums pasakysiu. Po atostogų turėtų būti kokios 2-3 dienos, man atrodo, įžangai padaryti, kai įsivažiuoti darbą. Nes dabar einu kaip su svetimom kojom. Taip nenoriu, toks visas atsipalaidavęs, atsipūtęs, visiškai apie darbą, net jokių minčių nėra. Einu, slampinėjau, nu va toks. Tai
Kol įsivažiuosiu dabar, sakau, man porą trejetas dienų reikės, man atrodo. O tai galėtų įstatymiškai tai priimti, kad porą dienų po darbų, valandą, 2, 3, va, palaipsniui vis pakelt tą darbo laiką, kol įsivažiuosi. Kaip jūs manot, reikėtų jums tokių bairių? Parašykite komentarus. Ką, pribėgo 300 litrų. Man atrodo, bus gerai. Bus gerai. Stabdom aparatūrą. Pilną baką mums kaip ir nelabai reikia. Užteks. Keliom dienom atstumai pas mane nėra dideli. Tad važiuojam prie priekabų. Ieškoti savosios. Važiuojam ieškoti savo priekabos. Kur jinai numesta dabar bus. Čia blemba irgi pravažiavimas. Ta konteinerį pastato iš vienos pusės konteineris, iš kitos priekaba. Ir turi lyst milimetrais pastoviai. Blemba, ką nervuoji. O! Priekaba stovi kažkokia. Ai ne, atrodė kaip kad būtų suvaryta, bet ne. Čia tentas tik tais nukritęs ir tiek. Viskas okei. Pasirodė tik tai. Tak, šitą ne mano. Šitą ne mano. Pas mane turi būti platforma. Važiuojam toliau. Čia kažkur, matau, priekabų yra pristatyta. Dabar reikia susirasti, kuri yra mano. Va. KD5175. Taip. Šita bus mano. Na ir liuks. Ką, priskabinom priekabą, einam užsidėti laidus, skabinsim laidelius, teks, šitą čia, šitą čia, davai. Šitą čia. Blemba, bala. Į balą gal nešuokim. Apeikim aplinkui. Nepatingėkim. Einam apžiūrėti. Ar viskas gerai? Taks. Čia rankena gerai. Nusileiskim kojas. Pasikelkim tiksliau. Gerai. Ava. Taip, kojos pakeltos. Vamzdžiai yra, kampai yra. Pažiūrėkim su... Taip. Sagčių yra. Sagtis yra. Šviesos veikia. Ledas, ką? Jau ir smagu pradeda darytis. Diržų yra ir visi gražiai suviniuoti. Kaip nekeista matyt, ne Norvegas prieš tai priekabą turėjo šitą. Grandinių yra. Nu ką, pasiruošę važiuoti? O čia šitų nepamėsime? Ne, neturėtume. Na kaip ir viskas okei.
baigiam atvykti. 1,5 kilometro liko. Jau čia per pramoninę zoną kažkokią važiuoju. Tai manykim, kad būsiu gerai atvažiavęs. 300 metrų, va, Smith Stall. Čia. Pataikiau, kaip kad žinodamas kur. Tai dabar reikia eiti susirasti, kur ofisai, kur viskas. Taks. Šiaip firma nemaža atrodo. Firma nemaža. Administracija. Čia. Na ir gerai, čia mes stabtelėkim. Ne, einam ten. Va, ten pakankamai. Ofisai. Šičia, kaip suprantu. Tai va, čia stabtelėkim ir einam pasiklausti. Kur važiuosim, ką darysim, kaip krausim, panašiai. Nu ką, išsiaiškinom, kur važiuoti. Atrodo, kad išsiaiškinom. Per 4 vietas turėtumėm pasikrauti. Tai manykim, kad gan greit pakraus. Taks, atsargiai. Ir kas durniausia, blemba, ne mano mašina. Ir aš čia šalmo neturiu, tai reikės eit prašyti, kad kažkas duotų šalmą. Nei kas reguliuoja čia man, ar čia gerai, ar čia blogai. Čia dar, va, jau parodė. Na. Viskas. Nu ką. Einam, paduosim popieriukus mes jam. You take some water. Okay. Can I took this? Oba. Okay. Vieną čia dėkim, va. O čia va biškiuką. Va. Gal pakraus netyčia toj pačioj vietoj. Nereikės niekur blaškytis daug. O ką būtų gerai. Dėk pasimti čia, dar eina pasimti. Tų medukų jų. Aba. Ne, nu ką tau. Tokį mažiliuką atsimti. Ką tas atokį? Vienu vamsdeliu. Na, ganėtinai ilgas. Per visą mašiną. Gerai, ponai ir ponios. Ką, važiuojam strepų dėti. Sudėsime strepus. Svarbiausia nieko nenunešti išvažiuojant. Ir bus labai gerai. Taip.
Ką gerai. Kad va visą dieną tokia būtų pasaka. Gerai. Einam, susikrausim strepus. Susirišim, susitvirtinsim. Ir galėsim riedėti. Taip, 1, 2. Čia uždėsim 3 ir ten 4. Na ir gerai. Ūkė šilta. Ganėtinai. 1 dedam čia. 1 dedam čia. Ir paskutinį metam čia. Aba. Nu ir ką jūs manot? Ką gerai. Pasikroviau, susistrepinau, išvažiavau iš įmonės, skambin mano viršininks, paskambina, sako, girdi, važiuok tu tiesiai išsikraut, į bazę grįžti nebereikia. Gerai, sakau. Tai dabar su tais keliais metaliukais pavažiuoju 10 km, išsikraunu. Viskas gal? A nebušia ta įžanga, apie kurią pradėjau pasakot, kad gerai būtų, kaip įliaus kurą. Aišku, šiaip šansų mažai, kad tai bus, nes dar tik tai pietai. Bet, nu ką gali žinoti. Šiaip būtų gerai, manau, man užtektų tų kelių valandų. Padirbau biškiuką, tuo labiau laukia, karšto, rodo 26 laipsnių šilumos, kas Norvegijai, nu, nelabai būdinga. Nu, neskaitant ten, Osle galbūt jo. Va. Bet, nu, šilta, tikrai šilta. Tai galėčiau važiuoti kažkur tais biškiuką prie kažkokio vandens pagulėti. Kur buvus, kur nebuvus. Dėdė jau kaip ir vietoj vos, ne. 1,5 kilometro liko ir būsim atvažiavę. Tiesą pasakius, net atvėst nespėjau. Mašinų kondiškę įsijungęs, kad vėsintų, bet kol kroviaus, nu, eik mergaitė, eik, prašom. Būkim mandagus kelyje. Tai va, tai kol kroviaus sušilau gal normaliai ir nespėjau net atvėst mašinui. O aš jau atvažiavęs. Va, šlagbaumas, prie šlagbaumo reikės stabtelėti, nueit prisiduoti, galės varyti toliau. Nu ką, nupasakoja, kur man rasti visą tą reikalą. Tai, manau, turėtų būti nesudėtinga baisiai. Važiuojam, išsikrausim. Jeigu neklystu, esu aš ten buvęs. Kad mane su kranu iškraudinėjo tada. Bet čia tas buvo prieš 2 gal 3 metus jau. Tai ganėtinai senai. Aišku, aš nesu garantuotas, kad važiuoju būtent tą pačią vietą, bet kokie 90% kad ten. Taip, sukam čia. Sukam čia. Nu, va, priešais mani Multitech, kur man reikėtų išsikraut, bet ar pastatas šitas? Čia klausimas. Nu, pažiūrėsim. Pas mane turi būti K9L11. Man rodė visai kitur biškiuką dar toliau. Čia L1 pastatas. Tai gal ir toliau tada.
palei pakrantę. Jo, va, Multitech priekį. Nu ja, kaip ir sakiau, mane čia buvo iškraudinėję kažkada. Čia L10, man L11, nu tai ja, čia per vidurį tas bus L11, aš taip įsivaizduoju. Nu, einam, paklausim. Čia ženklai rodo, kad už kampo kažkur. Čia man toks krovinys nedidelis, kad manykim čia bus. Viskas gerai čia atvažiavom. Kaip priklauso, tuoj mane iškraus. Tai reiks diržus nusiimti. Nusimsime diržus. Nieką nepametėm. Ledas. Atvažiavau kaip mokėdamas. Ne, paėma gerai. Молодец. O kur tai čia dėsim žemės? Gerai, ant žemės čia nusimetė. Maladėc. Na, va, dar tą plokštę pasiims. Ir bus viskas. O mes vyniuojamės diržus. Ir galėsim skaityti, kad dar vieną krovinį pristatėm laimingai. Nu ką, išsimetėm, išsikrovėm, skambinam valdžiai, klausim. O valdžia, ką toliau? Žiūrėsim, kas per darbai. Hey. Oh, boss, what's next? I'm empty. Okay. You're at Ågotnäs, right? Yes. Pussycat. Jag minns på Ågotnäs. Är det något okej? Nej, just come in. I have maybe a trailer from Fuel Line, but that takes some time. But it's not Jysk. It's
ut to Mongstad. So I have to check if it's an address. Yeah, you know what's up. Yeah. You know what. Yeah, I know. Okay, perfect. Okay, Right. so I will drop this trailer in Eidsvåg and drive to Fjord Line. Yeah. 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 Okay. But it's not in before 1 o'clock. Okay. Great. Yeah. Bye. Okay, bye. Ką, važiuojam, nusimesim tą priekabą, važiuosim prie kelto, kur atplaukė iš Danijos ir pasimsim iš ten priekabą kažkur tais kažką tais. Tai atsiūs SMS-ą. Easy diena ganėtinai, tik tiek, kad laukia baisiai karšta. Nu dabar stoviu vietoj, tai rodo 33, aišku tiek nėra, važiuojant 26 rodo. Tai ganėtinai šilta, tikrai. Tai va, gan nebloga diena šiandien, varom toliau, žiūrėsim kaip eisis vakaro link, bet manykim, kad pabaiga bus dienos tokia pat gera, kaip kad buvo ir pradžia. Žiūrėkit, ten mano priekaba plaukia, sekanti, kaip matau. Dabar yra pusė 1 dienos, 1 valandą jau bus prisišvartavęs tas laiviuks. Va, tai iškels, išvarys priekabą iš laivo, galėsiu kabintis ir važiuoti toliau. Varom lygiai greičiai, atplauk va iš Danijos. Nu ką, parvykom, atkabinam priekabą, atsekim laidus. 1, 2, 3. Einam dar kojas nuleist ir galėsim judėti toliau. Esu jau šalia uosto, reikės stabtelėti, išsiimti leidimą, kad galėčiau įvažiuoti. Prašom, ponas, prašom. Išsiimsim leidimą, jau keltas turėtų būti atplaukęs, gal net priekabas bus pradėję vežti lauk iš kelto, tai iš vis būtų fantastika. Taip įsivaizduoju, kad turėtų būti tentas šį kartą. Bet aišku, viskas įmanoma, visko gali būti. Taks, kur mano dokumentas koks? Čia, einu. Išsiimt leidimą ir važiuosime į vidų.
kažkaip sunkiai jie įgaunas čia. Kol išrašė ten tą leidimą. Ar tu čia turi booking numerį kokį nors, kad čia įvažiuoti? Turiu, sakau. Tai tipo parodyk. Lema, niekada anksčiau nereikėdavo čia. Ar čia taisyklės pasikeitė, ar kas čia yra? Neįsivaizduoju. Ar čia ta mergaitė nauja? Nuėjau, atsinešiau telefoną, parodžiau aš tą bookingą, tą confirmationą, kad čia galiu įvažiuoti, kad turiu priekabą pasimti. O ID su savim turi. Tai sako, va, jau padaviau tau. Aha, sorry. Vėl jinai žiūri tą ID. O kurioje tu čia firmoje dirbi? Žiūri mašiną. Blemba, galvoju, nu iš kur tu tokia esi atsiradus? Viskas aiškiausiai parašyta ir mašinos numeris, ir kompanijos pavadinimas, viskas. Nu, visokių yra, visokių reikia. Aišku, geriau tokių, kad mažiau būtų, bet jau yra kaip yra. Ką dabar? Va, mano keltas jau yra atplaukęs, kaip matau. Reikės tik pasitikrinti, ar priekaba jau yra išvaryta, ar dar ne. Taip. Jo, priekabas išvarinėja jau, kaip matau. Keltas, va, yra. Nu, važiuok. Atvežė mano priekabą. Va, kokį. Konteineriai pakrauti kažkokie. Einam staigiai, prisikabinsim. Eisim apžiūrėti, ką ten gerą turim. Nu va, prisikabinau priekabą staigiai. Konteineriai pakrauti kažkokie. Čia blemba. Nu, yra. Diržai geri, viskas okei. Viskas suveršta, kaip priklauso. Kokie. Atrodo visai normaliai. O dokumentai, kažin kur, kažino, va ir dokumentai. Tai va, krovinuką turim tokį priekabą platformą, labai gerai, nereikės su tą tentu žaist pirmyn atgal, ypač per tokį karštį. Laidai prikabinti. Viskas liuks, kaip sakant. Galim sėsti ir lėkti. Patink man tokie kroviniai iš tikrųjų. Nėra tos monotonijos. Vis naujas vietas. Įdomus kroviniai, nėra, kad kai žuvi paletė do paletė. Va. Varom išsikrauti ir ką. Baiginėsim darbus jau šiandien dienai. Nieka daug nebelika. Ką čia man apie 80 km iki išsikrovimo. Dabar yra po 2:15. Tai va, kol nuvažiuosiu, kol išsikrausiu bus 4, kol grįšiu namo. Normali darbo diena bus atidirbta. Tai va, gerai, nebegaiškim laiką, važiuojam.
baigiam atvykti, ponai ir ponios. Mūsų pastatas turi būti 239. Va, kaip tik šitas kampinis. Atvažiavau, kaip žinodamas kur. Tik vat problemėlė. Ai ne, vartai atidaryti, viskas okei. Viskas okei. Vartai atidaryti. Galim sukti į vidų. Tik tiek, kad reikės jau eiti ieškoti. Kur čia kas kaip ką. Čia va vieta pažymėta kaip ir fūrom sustoti. Tai manau, čia stabtelėkim iš karto. Ir tuomet eiskim pasiklausti. Ar kraus mus, ar nekraus. Kas per situaciją. Nu ką, paskutinis jam liko. Maladėc. Pasaka. Ką, aš susipakuoju savo žaislus ir galės judėti toliau. Nu ką, gerbėmieji, viskas. Darbai baigti šiandien dienai. Sušilau iš tikrųjų nevaikiškai, kol susitvarkiau čia. Kol susidėjau tos kilimus, kol tos vamzdžius susidėjau. Biškelį užtruko, bet nieko, karšta šiandien žiauriai. Tai va, ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad važiavot kartu. Labai džiaugiuosi, kad esat su manim, kad komentuojat, kad rašot, kad dalinatės mintim. Tad pasitengsiu ateityje sukurti daugiau video, kažko panašaus, galbūt kažko įdomiaus. O jūs, jeigu jau pažiūrėjot iki galo, nepamirškit, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykite komentarus, kas galbūt patiko, galbūt kas jums nepatiko visiškai, galbūt kažką norėtumėt pamatyti ateityje, galbūt kažko iš vis nenorėtumėt pamatyti. Lauksiu jūsų žinučių. Na ką, o dabar aš su jumis atsveikinu ir sakau ate.